Kūno skenavimo meditacija. Atsisėsk arba atsigulk patogiai, kad jaustum visą savo kūną kaip visumą. Pasistenk, kad nugara būtų tiesi, kojos ir rankos nesukryžiuotos. Tiesiog surask patogią poziciją savo kūnui. Na, o dabar perkelk dėmesį į savo kvėpavimą. Pastebėk savo kvėpavimą ten, kur geriausiai jį jauti šiuo laiko momentu. Galbūt tai nosies sritis, galbūt krūtinė, o galbūt pilvas. Pamėgink pajausti savo kvėpavimą ir pastebėti jį ten, kur geriausiai jį jauti šiuo laiko momentu. Susijung su dabarties akimirka, stebėdamas savo kvėpavimą. Visa kita tavo patirtys ar prisiminimai, ar ateities planai vyks po meditacijos ir lieka už tavo dėmesio ribų. Kiek įmanoma, kiek pavyksta, susitelk į pojūčius čia ir dabar, o visa kita palik už dėmesio ribų. Dar keletą akimirkų pabūk su savo kvėpavimu ten, kur geriausiai jį jauti šiuo laiko momentu. Atliksime kūno skenavimo pratimą su palinkėjimais. Pratimo metu gali mintis nuklysti, tačiau švelniai vis grąžink savo mintis prie mano balso sekimo. Kas kartą, kai pastebi, kad mintys nuklydo. Mintise sau padėkok, kad esi čia ir dabar. Ir dėmesiu keliauk link kairės kojos pėdos. Pamėgink savo dėmesiu apgaubti ją ir bandyti įsisąmoninti visus pojūčius, kuriuos ten jauti. Tiek išorėje, prie odos, kaip pėda remiasi į grindis, jeigu sėdi, kaip kojinė liečia pėdą. Pamėgink patyrinėti pojūčius pėdos viduje. Taip nutinka, kad galima ir nieko nejausti. Taip irgi gali būti. Gali ir vėl sau padėkoti ir perkelti dėmesį link kairės kojos blauzdos. Įsisąmonindama lietimąsi prie baldo rūbo, gali patyrinėti pojūčius blauzdos viduje, išorėje ir po truputį kilti aukščiau prie kairio kelio. Gali padėkoti savo kairiam keliui už tai, kad atlieka savo funkciją. Gali kilti aukščiau link šlaunies, patyrinėdama visus pojūčius tiek išorėje, tiek viduje, apatinėje šlaunies dalyje, viršutinėje. Patyrinėk, ką jauti kairės kojos klubo dalyje. Tada dėmesio apgauk visą savo kairę koją. Ir tuomet gal galėsi sąmoninti, kiek ši koja padeda tau gyventi, kaip ji tarsi stengiasi palengvinti tavo gyvenimą, kaip ji neša tave, kur reikia, kaip ji prisitaiko prie tempo, kuris tau reikalingas.
Gal gali mintise padėkoti savo kairiai kojai, bei įsipareigoti dažniau įsisąmoninti kairės kojos siunčiamus signalus. Tiesiog pasirūpinti ją. Tuomet padėkoju sau, perkelk dėmesį į dešinės kojos pėdą. Pajaus, kaip dešinė pėda remiasi į grindis, jeigu šiuo metu sėdi. Kokius tai sukelia pojūčius pėdos išorėje, viduje. Gali pamėginti pajausti, kaip kojinė ar audinys liečiasi prie tavo pėdos. Koks tai pojūtis? O galbūt jokių pojūčių nėra? Dėmesiu kilk aukštyn link blauzdos. Patyrinėk, kokie pojūčiai iš vidaus ir išorės. Iš viršutinės blauzdos dalies, iš apatinės. Galbūt kažkoks audinys ar paviršius remiasi į blauzdą. Kilk aukščiau prie dešinio kelio sąnario. Patyrinėk pojūčius kelyje. Kilk aukščiau link šlaunies. Patyrinėk pojūčius šlaunyje, kaip šlaunis liečiasi prie rūbo ar kėdės ar lovos. Gal pastebi kitus pojūčius, arba pastebi, kad jokių pojūčių nėra. Jeigu pojūčių nėra, taip pat įsisąmonink tai, kad pojūčių nėra. Gali būti, kad mintys nuklysta. Ir jeigu tai atsitiko, švelniai grąžink savo mintis prie mano balso stebėjimo. Tada perkelk dėmesį prie dešinio klubo, pojūčių ten arba pojūčių nebuvimo. Na, o dabar gali apimti dėmesiu visą dešinę koją. Nuo kojų pirštų galiukų iki dešinės kojos klubo sąnario. Gali įsisąmoninti, kiek ji mums reikalinga, kiek ji mums svarbi, kaip ji stengiasi dėl mūsų. Gali savo vaizduotėje palinkėti dešiniai kojai viso ko geriausio, bei įsipareigoti dažniau įsisąmoninti jos siunčiamus signalus, atitinkamai ją pasirūpinti, kiek įmanoma, tenkinti šios kojos poreikius. Tiesiog mintise padėkok abiem savo kojom, kad tarnauja tau, kad neša tave ten, kur tau reikia būti. Na, dabar perkelk dėmesį prie dubens srities, patyrinėk ją skirtingose vietose, tiek išorėje, tiek viduje. Tarsi pamėgink užmegzti ryšį tarp savo smegenų ir dubens. Tada įsisąmonink, kiek ši kūno dalis yra svarbi, kiek ten esantys organai dirba gerai, gerina tavo gyvenimo kokybę. Mintise įsipareigok, kiek pavyksta tenkinti jos siunčiamus signalus, poreikius, jei įmanoma, dažniau tenkinti, rūpintis dubeniu ir ten esančiais organais. Dabar perkelk dėmesį prie pilvo srities. Jeigu norisi, galima paliesti pilvą, uždėti ranką ant pilvo srities ir pamėginti patyrinėti pojūčius pilvo srityje.
viduje ir išorėje, kairėje pusėje, dešinėje. Šiuo metu mes ugdome savo smegenų gebėjimą jausti pilvo sritį ir ten esančius organus. Galime pamėginti įsisąmoninti, kiek svarbus yra pilvo srities organai, jų funkcionavimas, moteriški organai. Galbūt mintise galima savo įsipareigoti atkreipti dėmesį į pilvo ir jo organų siunčiamus signalus. Įsipareigoti tenkinti pilvo srities ir jos organų poreikius, padėkoti už funkcionavimą bei palinkėti visko, ko geriausio mintise. O dabar perkelk dėmesį į savo krūtinę, gali uždėti ranką ant krūtinės srities. Gali pajausti, kaip plaka širdis, kaip krūtinė pakyla įkvepiant, nusileidžia iškvepiant. Jeigu pastebi, kad dėmesys nuklysta, vėl grąžink savo mintis prie mano balso stebėjimo. Gali pastebėti pojūčius sklindančius iš krūtinės, pojūčius iš išorės, lietimasis su rūbais, ranka, pojūčiais iš vidaus. Įsisąmonink, kiek ten svarbių organų, kaip ši kūno dalis dirba mūsų labui, kaip jis stengiasi dėl mūsų. Gali mintise susijungti su tais organais, padėkoti ir palinkėti geriausio. Taip užmegzti ryšį tarp smegenų ir krūtinės. Gal gali įsipareigoti stebėti krūtinės organų mums siunčiamus signalus, poreikius, problemas ir rūpintis savo krūtinės organais. Na, dabar gal gali perkelti savo dėmesį prie nugaros, nuo dubens iki kaklo, įsisąmoninti, kokius pojūčius jauti nugaroje arba kažkurioje jos srityje. Patyrinėk, ką jauti iš viršaus, iš apačios, iš kairės, iš dešinės pusės. Tarsi užmegz santykį tarp smegenų ir nugaros, stuburo, o galbūt šiuo momentu nieko nejauti. Jeigu nieko nejauti, taip pat įsisąmonink šį faktą. Užmegzk ryšį, kad būtum artimesnėme santykėje su savo stuburu, lengviau atpažintum jo siunčiamus signalus. Jeigu jauti kažkurioje vietoje diskomfortą ar skausmą, gali tyrinėti tą skausmą. O kai apsisprendi, gali keliauti dėmesiu toliau į kitas vietas ir tada padėkojus nugarai, palinkėjus viso ko geriausio, įsipareigok įsiklausyti nugaros, stuburo siunčiamus poreikius ir tenkinti jos siunčiamus signalus. Na, dabar padėkoju sau. Perkelk dėmesį į kairę ranką, nuo pirštų galiukų iki kairio peties sąnario. Įsisąmonink pojūčius visoje kairėje rankoje. Padėkok savo rankai, įsipareigok įsiklausyti signalus, kuriuos siunčia kairė ranka.
Įsipareigok įsiklausyti kairės rankos siunčiamus signalus ir tenkinti jos poreikius. Tuomet gali perkelti dėmesį į dešinę ranką, taip pat nuo pirštų galiukų iki dešinio peties sąnario. Patyrinėti tiek visumą, tiek atskiras jos dalis, tiek išorėje, tiek viduje. Tokiu būdu padedame užmegzti ryšį kūno dalies su smegenimis. Taip mintise tarsi savo įsivardink, kokia ji mums svarbi, kokia tu esi dėkinga savo dešiniai rankai. Gali net prisiminti, kiek daug veiksmų gali atlikti dešinė ranka. Įsipareigok įsiklausyti dešinės rankos signalus, tenkinti jos poreikius ir rūpintis ją. Na, dabar gali perkelti dėmesį prie kaklo, kelti aukščiau link galvos, įsisąmoninti ten esančius pojūčius. Išorėje, viduryje, kairėje, dešinėje pusėje. Nuo subtilių pojūčių kaip plaukų sruoga ant veido, ar besiliečiantys vokai, ar besiliečiančios viršutinė ir apatinės lūpos. Įsisąmoninti šios kūno dalies svarbą, padėkoti ją, įsipareigoti, rūpintis ją, savo fizinę, protinę, emocinę būseną, savo akimis, dantimis, uosle, ausimis. Padėkoju savo, gal galime apimti dėmesiu visumą savo kūno, įsisąmoninti kūno svarbą, palinkėti savo kūnui visko geriausio. Mintise pakartok šios žodžius. Aš linkiu savo kūnui visko geriausio. Aš linkiu savo kūnui visko geriausio. Aš dėkinga savo kūnui už tai, kad tarnauja man. Aš dėkinga savo kūnui už tai, kad tarnauja man. Ir mintise įsipareigok stebėti savo kūno siunčiamus signalus ir rūpintis juo. Na, o dabar susiaurink savo dėmesio lauką, susitelkdama ties savo kvėpavimu. Trumpam pajausk savo kvėpavimą nosies srityje. Susijunk su esamu laiko momentu. Dar kartą padėkoju savo kūnui ir sau. Kai būsi pasiruošus, gali mintise apkabinti save, nusišypsoti sau ir iš lėto, niekur neskubant, užbaigti šią praktiką ir atsimerkti.